Tai sveiki dar kartą. Tęsiam Miuncheno automobilių parko apžiūras. Dabar esam Motor World. Čia dirbtuvės, muziejus ir dar kažkas. Tai bandom įeiti ir pasižiūrėti, kaip čia atrodo viskas. Ritmo. Vis tiek geri. Tai šitas Motor Worldas atidarytas 21 metais. Jis yra atidarytas vietoje anksčiau buvusių traukinių remonto dirbtuvių. Čia yra kažkur nuo Miuncheno centro apie pusvalandis su viešuoju transportu. Toks priemiestis, sakykime, Miuncheno. Ir iš esmės čia yra turtingų žmonių mašinų saugojimo, automobilių saugojimo aikštelė. Gal kitas kaip ir parodinės, bet dauguma jų yra tiesiog žmonės čia laiko savo automobilius. Tuo pačiu gaunasi, kad ir eksponuoja juos ir esmė visos šitos vietos muziejus, per brūkšnelį remonto dirbtuvės, per brūkšnelį garažas. Yra aišku ir tam tikrų automobilių atstovybės čia įkurtos, visokie renginiai vyksta, parodos, kažkokios konferencijos. Tai va, bandom apžvelgti, kad čia gero rasim. Taip pat dauguma automobilių, kaip ir šis, yra parduodami. Tai jeigu turite reikiamą kiekį pinigų ir noro, galite. Kainos ne visų nurodytos, reikia skambinti, domėtis. O, čia labai jau gražiai parodyta. 79 000 euriukų. Ir naujų tokių, apynaujų Mercedesų yra. Porsche. Žodžiu, pasirinkimas daugiau nei platus, manau. Bogačio neparduoda kažko. McLarenas čia tokia eilinė mašinėlė. Pagal spalvą galima rinktis. Nu čia va yra ir McLareno atstovybės. Dėl to yra čia McLareno daug. Išleisim biškiau. Ačiū įsirinkt gali, kurį nori. Tai... O tai ką man daryti? Viskas? Ai, žiūrėjau, dabar tik čia apšilimas buvo. Turbo jungiau. Man turbo tikrai greit varo. Bet užstriga. Namie tokį turėdavau, tai būdavo nuskrisdavo nuo tos visos. Bet būdavo su borteliais ir tai nuskrisdavo. Tualeto dizainas irgi toks. Automobilinis. Bulka. 2000 metų bulkytė.
Clean. Kilometražą nerašo. BMW's už kem 5 štukės. Polski Fiat tuninguotas. Sekvečiunto. BMW muziejų tokių nepamatėm. McLarenai. Mercedes. Nebaigtas valyti Mercedesus. Ne vien dar čia vokiečiai laiko ir iš Čekijos, ir iš Anglijos. Labai daug skirtingų numerių. Matosi ir remonto dirbtas iš karto. Motociklų irgi yra. Ir tokių yra. Surūdijus šitą formulę. Čia vat grinai tokie konteineriukai stikliniai. Po vieną automobilį telpa. Ir kažkaip čia jie liftų pagalba vat iškeliami būna, jeigu nori kada savininkas prasilėkti. Visokias sistemas sugalvotas ir kažkokie elektriniai šudukai. Mekro. Kaip žaisliniai modeliukai sustatyti. Na taip ir yra iš tikrųjų. Suaugusių ir žaislai. Suaugusių vaikų. Nu ir jachtą pasirodo galima saugoti čia. Brabus jachtą. Ok. Neleidžiu tik arčiau prieiti čia. Ir DTM-iniai, BMW visi lenktyniniai. Nu tikrai viskas. Kai sakiau viskas, tai turėjau omeny tikrai viskas čia saugoma. Nu ne saugoma, laikoma. Nuo bet ko, nuo šeimyninio suvo iki... Kažkoks tai nuogo aliuminio čia automobiliukas. Kas čia per brandas. Darytas. Nu nežinau, ar girdėtas. Gal kokį vieną kartą ir girdėjęs. Lenktynės šitas tik girdėjęs. Tai bus dalyvavęs čia jau kažkur šitas dalykėlis. Gal ne šitas, bet būtent modelis toks. Traluoti automobiliuką, nieko. Medinis viską. Renault Alpine saloniukas su naujais kūrinukais. Naudojamas toksai.
Nes irgi lipdukai lenktynių tampa. Biški rimtesnis saloniukas. Gerų mašinų, kaip sakant, daug nereikia. Lotusas visai nebrangiai. Ekonomija, kai šaldytuvo klasė įvertinta prasčiausia, aišku. Vienoda kainytė. Tai smagus tikrai apsilankimas čia. Vien dėl to, kad nemokamai. Vien dėl to, kad jeigu jau esi Miunchene ir apsilankai BMW muziejų, tai čia kaip ir privaloma tada atvaryti, manau, nes, daug tikrai įvairios technikos, ne tik automobiliai, motociklai, sunkvežimis, kur yra net džipai ir taip toliau. Tai pasigedom, tik tai nematėm senų Lambo labai, Countach norėjom dar kažkokį Diablo ar kažką tokio. FKM Ferrari nebuvo, Savo aišku nebuvo. Tai, bet šiaip ir daug tokių, kur nesitikėta modelių pamatyti, tai rekomenduoju tikrai visiems ir apsilankyti. Gal per kokį renginį įdomiau, daugiau gal kažko būna privaryta, bet šiuo metu yra patogu tai, kad yra mažai žmonių. Jeigu iš tos pusės žiūrint, tai va, siūlau ir jums užsukti, jeigu būsit šalia. O kol kas tada iki.